Labadiena, sveiki prie mūsų prisijungę tie, kurie mus stebi Vaiko teisių gynėjų YouTube paskyroje. Ir dar viena diskusija, dar viena tema, kurią šiandien kalbėsimės, yra apie visuomenės priskirtą jauniems žmonėms auksinės kartos etiketę ir ne visada teigiamą suaugusių požiūrį į tuos jaunus žmonės. Galim turbūt skirtingų rasti būdų, kaip prieiti prie įvardymo, kokia tai yra karta. Pavyzdžiui, man įsimena, kad tie, kurie dabar vaikšto mokyklos koridoriais, turbūt alfa karta dažnai įvardyjami. Ir tai yra jaunimas, kuris sulaukia tikrai daug kritikos iš suaugusių, nes mes vis girdim tokias replikas, kad nosis jie sukišia į telefonus, kad nieko nesidomi, yra išlepę. Ir aišku, kad tokie įvertinimai griežti gali turėti įtakos pačių vaikų raidai, veikti tuos jaunus žmonės. Tai šiandien diskusijoje mes pasikalbėsim apie tai, kokią žymę, kokią įtaką patiems jauniems žmonėms tokia etiketė, jeigu ji tikrai tokia ryški, kaip čia mes įvardėjom, palieka. Ir kaip iš tikrųjų jaunąją kartą sudominti, paskatinti, veikti, o gal to visai nereikia, gal šiuolaikiniai vaikai yra visiškai tiek pat veiklus, kiek žmonės jauni būdavo anksčiau. Tai apie visą tai mes pasikalbėsim. Aš esu Živilė Kropaitė, žurnalistė ir pristatau puikius pašnekovus, kurie šiandien čia yra su mumis. Tai yra visų pirma mobiliosios kaip vadinasi jūsų grupės, mobiliosios grupės, ar ne, turbūt psichologė. Mobiliosios komandos. Mobiliosios komandos psichologė, Vaiko teisių gynėja Giedrė Starkevičiūtė. Labadiena. Labadiena. Šalia manęs yra Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas Jonas Trumpa. Sveiki. Sveiki, gyvi. Ir taip pat su mumis, turbūt akivaizdu ir iš aprangos, bet tai yra Lietuvos skautijos įvairovės ir įtraukties skyriaus koordinatorius Vainius Sarapas, sveiki. Sveiki. Kuris taip pat yra ir studentų skautų korporacijos Vytis atstovas. Žodžiu, daug tokių visuomeninių pareigų, bet pradėkime nuo tokio paprasto gal pasidalymo, koks yra jūsų jausmas šitą temą, kai aš pradėjau sakyti, kad žmonės vyresni dažnai įvardyja dabartinius jaunus žmonės kaip neveiklius, sukišusius galvą į telefonus, beviltiškus. Ar čia tik pavieniai atvejai, ar iš tiesų tai yra problema? Kiek to girdisi, kiek tai yra problema, Giedrė? Tai yra labai sudėtinga atsakyti, dėl ko, nes priklauso nuo aplinkos, kurioje būni, kurioje bendrauji, kad ta atskirtis yra vienur stipresnė jaučiama, kitur mažesnė, tai turbūt dauguma iš ir dalyvių, ir kitų žmonių galėtų pasakyti. Tai koks jausmas? Tai jausmas, kad yra tam tikra rizika ne tik santykiui pačiam tarp skirtingų kartų, bet yra tam tikra rizika bendrai visuomenės jausmui, kaip žmonės jaučiasi būdami visuomenės dalimi, kiek jie gali jausti saugus būdami savimi. Tai kelia tokį, galbūt iššūkio jausmą. Jonai, kaip jūs matytumėt? Tai Lietuvos moksleivių sąjungoje šiaip iš principo organizacija veikia nuo 96 metų ir veikia moksleiviai. 98% mūsų organizacijos savanorių narių yra moksleiviško amžiaus jaunoliai, kurie patys kuria savo organizaciją. Tai yra labai nedidelė dalis studentų, maždaug 20-30 studentų, kurių veikia nacionalinėse struktūrose. Ir ką mes esame išauklėti per beveik 30 metų visų sprendimų priėmėjų, ar tai būtų savivaldos ar nacionalinis lygmuo, tai jeigu tu nori ateiti ir šnekėti, tai tu neturi naudoti emocijos, tu turi naudoti skaičius, argumentus, tyrimus ir jie, kad būtų reprezentatyvus. Tad siekdami spręsti šitą problemą, jaunimo įsitraukimą, norėjom pasižiūrėti iš tikrųjų, kokia yra situacija. Ir mano komanda dirbo prie tyrimo, kuris surinko šiek tiek daugiau negu 2000, beveik 2200 respondentų. Aš čia iškart sustabdysiu, mes pakalbėsim tikrai apie šitą tyrimą. Ko aš noriu irgi paklausti, turbūt, kad tas mano klausimas jums formuluotas skamba lyg ir paradoksiškai, nes jūs atstovaujat labai didelę moksleivių tokią organizaciją ir turbūt joje narių netrūksta, tai jums šiokia tokia nesąmonė turėtų skambėti tas sakymas, kad jaunimas neaktyvus, nieko jie nenori, nesidomi ir taip toliau, ar ne?
Nu, iš tikrųjų tai skamba kaip sąmonė. Aš manau, kad tas visas mūsų tyrimas, aš dabar jį nelysiu gilin, bet jisai parodo labai aiškiai, kad į atvirų jaunimo centrų arba jaunimo nevyriausybinių organizacijų veiklas neįsitraukia, niekada nebuvo įsitraukę beveik 70% mokinių. Bet čia negalim sakyti, kad yra tiesiog kokie nors būreliai. Čia yra labiau tokios visuomeninės veiklos, ar ne? Taip, čia yra tai, ką galėtumėm sakyti kaip socialinės, pilietinės veiklos, kai tu eini, rūpinėsi savo bendruomenę, aišku, yra ir kitų būdų rūpinti savo bendruomenę, bet aš manyčiau, kad tas jaunų žmonių įsitraukiančių ir aktyviai tai labai darančių, konkurencingą aplinką jaučiančių, kurie norėtų tai daryti dar aistringiau ir drąsiau, skaičius lengvai mažėja arba mažėja laiko skaičius, kiek tas jaunas žmogus nori tą jaunimo nevyriausybinį organizacijai duoti ir kiek nori iš jos pasiimti. Ir man tai kaip moksleivių atstovui, tai žinoma visą laiką skauda, kad mes atstovavom tik tai 45 savivaldybių mokinius, o likusios savivaldybės yra kažkur ir jos nėra atstovaujamos, bent jau mūsų tikrai, o daugiau moksleivius atstovaujančių organizacijų Lietuvoje aš nežinau. Ir lygiai taip pat mes iš beveik 900 mokyklų su viršum, vieniem 300 mokyklų, kur turim. Gerai, mes čia pabandysim dar praskleisti, kas po tais skaičiais, tai aš toj prie jūsų sugrįšiu, bet dar Vainių man noris pakalbinti. Vainius yra Skautijos atstovas, Skautai yra organizacija, kuri Lietuvoje turbūt keletą dešimtmečių jau yra. Pasakykit gal tiems, kas iš vis nežino, kas yra. Tai mūsų veikla pagrindė ideologiškai yra su pilietiškumo ugdymo, nes ir kadangi tas skautybės idėja buvo labai siejama su lietuviškumu, tai taip pat ir yra tas nacionalinės vertybės, kad lietuviškumas, pilietiškumas. O kalbant apie jaunimo situaciją, tai ką pastebėm iš savo pusės, kad taip, organizacija auga, daugiau jaunimo prisideda, bet tik tais skaičiais. Ką noriu to pasakyti, kad taip daug prisijungia, bet ir daug išeina. Ir mes pasime, kad organizacijai mūsų, čia tik galiu mūsų atveju pasakyti, kad ta trumpalaikė savanorystė arba trumpalaikės laiko leidimas yra ir neįsipareigojimas ilgesniai veiklai yra populiarus. Taip žmonės ateina, daro veiklas, bet jie neužsilieka. Jie kažkiek metus, 2 pabūna ir jie išeina. Bet kur jie išeina? Gal į Šaulius? Jie galbūt išeina į kitas veiklas, galbūt iš Šaulius yra ir tų, kurie pasilieka, bet pamatom, kad mūsų organizacijai, nepasakysiu dabar tiksliai skaičius, bet nuo 20 metų išliko tik tais 20 arba 10% tų, kurių buvo tais metais. Tai reiškia, pasikeitė 80%. Per metus? Čia ne per metus, čia per 4. Taip, 80% organizacijos pasikeitė veidais. Pas mus kasmet pasikeičia 70%. Čia geresnis rodiklis, bet irgi ne per daug. Kas metus, tai nežinau, čia gal net prastesnis rodiklis, nes pas jūs kas 4 metus pasikeičia 80%. Jo. Kas metus 70% prasirotuoja moksleivių. Bet jūs patys kaip tai vertinate tada kaip tokį liūdną nubyrėjimą ar kaip natūralią atranką? Vainiau. Man taip pačiam liūdna, bet čia gana natūralus procesas, nes asmo vis tiek racionaliai renkas tai, kas jam patinka, ir jeigu jam nepatinka skautiška veikla, tai mes esam tuo pačiu ir savanoriška organizacija, ateini savo norų. O ką dar pasakykit veikia skautai, nes turbūt ką mes dabar įsivaizduojam, jeigu nesame juose buvę, tai kažkur ten laksto orientacinius žaidimus žaidžia miškuose ir toks gamtos išgyvenimo motyvas kažkokios susidėtingesnėse gamtos sąlygose atrodo tarsi pagrindinė veikla, bet tai turbūt, kad yra stereotipas. Taip, nes tas stereotipas turbūt sudaro didelį procentą. Tai yra mūsų pagrindinė veikla. Iš mūsų skautų įkūrėjo Roberto Baden-Pavelio, kuris sugalvoja šitą dalyką, kas yra skautai, jo pagrindinė idėja, kad modernioje visuomenėje dėl technologijų žmonės jaučia tam tikrą atskirtį. Ir ką jiems reikėtų daryti? Jiems reikėtų grįžti į labiau primityvę vietą, tai yra gamta. Tai skirtingai negu kitose Europos pasaulio šalyse, Lietuvos skautai dar tą išlaiko, kad mes ateinam į vietą, kur yra tik tais viskas labai baziniam lygmenį, tai neturės,
kitos šalis pasima kokias nors dujinės viryklės, pas mus viską ant laužą darom, ateinam, tiesiog mes mokomės nuo pagrindų ir tas ir per tai ugdomas ir bendravimas, kad tu visus tuos dalykus, kurie gali nukreipti tavo dėmesį, tu numeti ir tu nuo pagrindų eini. Tai tas bazinis dalykas, kur yra tas mūsų stereotipas, kad mes ką darome, mes einam į žygius, stovyklas, sausainių nepardavinėjam, šitas neveikia, kad rišamas gus taip. Bet nuo to vėliau pereina, kai žmogus supranta, kad ką jis gali daryti gamtoje ir jis tom labai nepatogiom sąlygom gali jaustis patogiai, po to labai viskas gerai pereina į įvairias visuomenės iniciatyvas, kad einam į senelių namus, darom šiukšlių rinkimo akcijas, iki tokio lygio, kol nueina, kur mūsų skautai prisidėjo prie Stiprūs kartu iniciatyvos ir buvo vieni pirmųjų, kurie inicijavo. Tai gaunasi, tas skautiškas ugdymas yra praeik visą kelią. Nuo to, kad tu pažiūrėk, kaip yra sunku maisto pasigaminti, žiūrėk, kaip sunku surasti tas uogas, kurių tu tiesiog gali nusipirkti sudžiovinti. Tiesiog tu pamatai tą realybę nuo pradžios, tu ją gerbi, kad taip yra ir tada tu po truputį judi iki įvairių projektų, kur dabar darome iniciatyvas su visuotinė pasipriešinimo pilietiškumo ugdymo, tai dabar mūsų Skautijos puslapį keliamas toks bingo, taip pat yra daromas viskas trumpalaikės iniciatyvas, taip pat stengiamės ugdyti demokratiškas vertybės, kad darome įvairias simuliacijas. Tai iš esmės skautas, kai kuris reiškia žvalgytis, tai mes ir apžvalgom viską. Iš esmės pas skautus siekime, kad žmonės pasiruoštų gyvenimui čia. Žodžiu, ką aš girdžiu, kad tikrai unikalus yra ir Lietuvos skautų momentas, nes, kaip jūs sakot, dar išlaiko tą tokį nuo pagrindų bazinį dujinių viryklių nesinešimą ir tarsi, kaip suprantu, tai yra priešprieša gal kitom šalim, kurios jau iškart civilizuočiau veikia gamtoje, kad atsikūrė iškart po nepriklausomybės ir kad tiek štai veiklų, kurios susijusios ir su šiuolaikiniais iššūkiais. Tai Jonai atrodytų, kad štai kaip aktyvu viskas veikia ir juda ir ką mes čia dabar išgyvenam. Bet ką rodo jūsų tyrimas, kiek iš tiesų žmonių net nepasiekia tokia informacija, kad yra tokių organizacijų. Kiek jų, sakėt, 70% yra net iš vis niekada neįsitraukia į jokias visuomeninės veiklas čia apie moksleivius. Pasakykit daugiau dabar apie tyrimą. Taip, tai pats tyrimas iš principo, ką jisai parodo, tai manau, kad arba yra viskas taip gerai jauno žmogus gyvenime ir jis tiek visko turi ir tiek viską mato ir tiek viską turi ant, nesakyčiau, kad ant lėkštutės, bet viskas yra prieinama, kad nereikia eiti kažkokias tada nevyriausybinės organizacijas ar atvirus jaunimo centrus, bet tada labai šiaip žiūrint į visus kitus skaičius, kiek yra žmonių, kurie susiduria su emocinės sveikatos sutrikimais, kiek turim savižudybių ir taip toliau, tai rodo, kad jaunimas jaučiasi vienišas ir jaučiasi atstumtas ir šiaip iš tikrųjų norisi tos socializacijos. Pats tyrimas rodo per tą neįsitraukimą, kodėl jaunimas neįsitraukia, tai čia galėčiau daug pasakoti. Tai čia bus ir įdomu išgirsti. Jo, tai jaunimas neįsitraukia, viena iš pagrindinių priežasčių, tenais yra daug visokių priežasčių, bet viena iš pagrindinių priežasčių yra laiko trūkumas, tai yra, kad jeigu čia mes kalbam apie veiklas, kurios vyksta po pamokų, tai reikia pereiti visus būrelius, jeigu kažkokių dar yra papildomų lankoma, tai ten muzikos mokykla, meno mokykla, tada yra namų darbai. Ir jeigu mes žiūrim į vidutinio moksleivio dieną, kuris yra pakankamai užimtas, tai jisai nedirba 8 valandų, jisai dirba žymiai daugiau ir viską veikia. Tai šitoje vietoje tai yra tiesiog laiko trūkumas. Tada yra išskiriama nepatogumas iš vietos lokacijos pusės. Tai pavyzdžiui, jeigu mes turim savivaldybės, kadangi tyrimas darytas ne tik didžiosiuose miestuose, bet ir visos Lietuvos miestų, miestelių mokinių tarpe, tai sunku yra pasiekti tam tikras vietas. Jeigu tu, pavyzdžiui, nori nueiti į teatrą, tai gyvendamas, pavyzdžiui, pasienio savivaldybėje, turėtum tikrai pasižiūrėti iš anksto, kada bus koks spektaklis kultūros centre ir tada jį nueiti ten galėtum vieną kartą į mėnesį. Tai jeigu tu nori, pavyzdžiui,
pavažiuoti iš savivaldybės pakraščio arba iš savivaldybės į didesnį miestą, tai yra sunkumas. Kartu labai yra įdomus dalykas šitam tyrime pasimatė, kad jaunimas pačią pagrindinę priežastį, kodėl jie nedalyvauja tose veiklose, išskiria informacijos trūkumą. Kai jie, kaip yra stereotipas, sėdi, ar net ne stereotipas, visą laiką informacijos sraute ir telefonuose. Tai jūs pats kaip vertinat, pavyzdžiui, tokią priežastį? Greičiausiai nevyriausybinės organizacijos, kartu ir Lietuvos moksleivių sąjunga, nepakankamai taikliai komunikuoja apie savo veiklą, arba mes turim tą informacijos perteklių, kur mokiniai paskersta tose algoritmuose, kuriuos turi, ir ta skirtinga informacija, skirtingų spektrų jų tada nepasiekia. Nes čia yra pagrindinė priežastis, kodėl mokiniai įvardinė, kad jie neįsitraukia nei atvirų jaunimo centrų veiklas, nei jaunimo nevyriausybinių organizacijų veiklas. O dar koks būtų, pavyzdžiui, tada tas siekiamasis rodiklis? Tarkim, jeigu sakot, kad 70% neįsitraukia, ir yra kokia nors šalis, kur visi 100% įsitraukia ir taip būtų idealu ir mums. Ar nebūtinai 100? Kaip mums pamatuot, kad tas 70% yra blogai? Gal čia normalu? Nu, gal galim pažiūrėti, kas yra Lietuvos moksleivių sąjunga, tada šiaip iš esmės atsakant šitą klausimą. Tai yra mokinių tarybos, tai švietimo įstatymė, mes bendradarbiaudami su Seimo nariais pakeitėm švietimo įstatymą, kad būtų ir oficiali sąvoka, kad tikrai niekas negalėtų interpretuoti kitaip, ką ten ta mokinių taryba veikia, bet tai iš principo yra mokinių pačių organizavimasis mokyklos lygmenyje tam, kad spręsti savo mokyklos vietos kasdieninės problemas. Tai jeigu mes kalbam apie pilietiškumo mokyklą ir apie tai, kokį mes pilietį norim turėti po mokyklos, kaip jisai žiūrės į valstybę, ką jisai veiks, ar jisai sėdės ant sofos ir sakys, o mano problemų tiek daug, niekam aš neįdomus, niekam aš nerūpiu, jiem dzin ir man dzin. Tai gal tada ir viskas tvarkoja su tuo neįsitraukimu jaunimo ir nereikia, kažkaip stresuoti dėl to, bet jeigu žiūrim į tai, kad tie mokiniai tada nueina ir bando spręsti savo problemas, jie bando įgalinti save, padėti savo kasdien. Tai, iš principo, mano asmeninis noras ir įsitikinimas, kad tokių veiklų ir tokių įsitraukusių, susirūpinusių savo aplinką, ne tik savimi, bet ir savo bendruomenę, savo valstybę, jaunų žmonių turėtų būti daugiau. Ir čia mes tą visą tyrimą siejam dar kartu ir su tuo, kodėl jaunimas neatėjo į rinkimus. Tai yra, kodėl jaunimui nesvarbu, kas valdys valstybę ir gal net ir pati valstybė. Tai šitoj vietoje čia yra tokios, man asmeniškai kaip iš vertybinio pagrindo fundamentalios jungtis, kur turėtų, užsidegti raudoni šauktukai, kai jaunimas neina ir nesirūpina patys savim. Tai apie tai yra Lietuvos moksleivių sąjunga, tada ten jau padalinių lygmenimis ir nacionalinių, ta prasme viskas veikia toliau, bet visa tai yra apie tą mūsų pagrindą, dėl ko mes veikiam, ką mes veikiam. Kaip, Giedre, čia matytųsi iš šono, kaip visgi turėtų būti, ar mes turim norėti ir siekti, kad kuo daugiau į visuomeninės veiklas įsitraukti jaunų žmonių, ar visgi mes turim kažkaip ir pačius jaunus žmonės atsižvelgti ir tikėtis, kad jeigu jiem tinka, tai jie viską ir patys susiras. Iš tikrųjų, tai yra sudėtingas klausimas, nes priežasčių, kodėl neįsitraukia kartais jaunimas į visuomeninę veiklą, neina balsuoti, tai gali būti labai daug. Ir tikslės, tai turbūt tik tyrimai parodytų tokias ryškesnės, tikslesnės tas priežastis. Apskritai, jaunas žmogus vis tiek turi jausti, kad jis nėra vienas toj visuomeniai, kad jis yra dalis ir vyresniosios kartos, dalis ir visuomenės. Ir labai svarbu toks bendradarbiavimas, panaši bendravimo forma, kad atsižvelgti ir į jaunimo ir unikalumą, ir poreikius, ir tuo pačiu leisti ugdyti save kaip tokią visuomeniškai atsakingą asmenybę. Aš manau, kad tai yra svarbu, kad jaunas žmogus nebūtų vienišas, izoliuotas savo jausmuose, savo gyvenime, nes tada ir mažėja tokio kūrybiškumo, atsiranda ir emocinės sveikatos problemų, kai užsidaro jaunas žmogus savyje, tai aš manau, kad tai yra svarbu. Bet juk nėra taip, negirdim iš priežasčių, kodėl neįsitraukia. Ta priežastį, ką mes sakėm pradžioj, kad
vyresni žmonės kažkaip neigiamai žiūri ir tada, ar visgi yra tame šiek tiek tiesos, kad mes truputėlį taip linkę kažkaip juodinti jaunimą ir tada jisai užsisklendžia ir nebedalyvauja, kaip atrodo. Nebuvo turbūt tokio klausimo tyrime. Nu, kaip pasakyti, buvo panašių labai. Mes iš to padarėm išvadą šito klausimu. Tai buvo, mūsų išvada yra iš šito tyrimo, kodėl jaunimas neatėjo į rinkimus, tai jaunimas labai atvirai pasakė, kad čia jau labai, kaip pasakyti, stipriai pasakė, kad niekas dėl to nepasikeis, jeigu mes neateisim. Nesvarbu, jeigu mes ateisim ir už kažką pabalsuosim, mums kaip jaunimui niekas nepasikeis. Tai jeigu analizuojam šitą mūsų išvadą ir rezultatus iš tyrimo, tai čia jau galima žiūrėti plačiau. Jeigu mes turim tą savo demografinę piramidę piltuvėlių žemyn ir turim vyresnio amžiaus žmonių, kurie dominuoja elektoratą, čia jau galim pereiti į politinę diskusiją, bet šiaip iš principo jie lemia darbotvarkę. Tai yra, kokie klausimai bus darbotvarkiai, pagal ką sprendimų priėmėjai dėlioja įdami rinkimus, kokius klausimus prioritizuoti, kuriuos palikti nuo šalyje. Tai jaunas žmogus, jo yra skaitinė išraiška žymiai mažiau ir jis dar tikrai labai didelė dalis jo neateis. Tai darbotvarkė pagal tai ir dėliojasi, bet jaunam žmogui tada ir atrodo, kad koks skirtumas, aš ateisiu ar neteisiu, mano balsas nieko nepakeis. Tai čia šitas tyrimas mūsų parodo ir kartu yra klausimas, tai koks požiūris į jaunimą, ar tas požiūris kažką keičia ar nekeičia. Tai yra aiškus signalas jaunimui, kad nelabai svarbu, jūs ateisit ar neteisit, balsuosit ar nebalsuosit, įsitrauksit ar neįsitrauksit, veiksit savo savivaldose ar neveiksit, bandysit spręsti savo problemas ar nebandysit, iš principo niekas nepasikeis. Kaip jums vainiau matytųsi, pavyzdžiui, skautus ateina jauni žmonės patys, ar labiau jos tėvai atsiunčia ir ar labiau tokia, nežinau, noro vedini, kad štai kažką visuomeniai naudingo nuveiktų, ar kad patys buvo skautai, kokia dažniausiai dinamika? Tai čia galima suskirstyti pagal amžiaus grupės. Pavyzdžiui, amžiaus grupiai nuo 6 iki 10 atveda tėvai, nes mano, kad čia yra gera vieta. Nėra tokios homogeniškos priežasties, dėl ko tėvai atveda pas mus. Mes vis pasibėm tik tais, kad jeigu išeinam į žygius, jeigu pasibežiam kažkur į namus ir esam su uniforma ar kaklaraiščiu, vis laiką žiūri mus labai pozityviai. Galbūt yra tas vyrauja tos vyresnės kartos pozityvus mąstymas ir jis perduodamas vaikams. Tai jeigu nuo 6 iki 10 vaikai ateina daugiau tėvų vedami, nuo 10 iki 14 turbūt ta pati priežastis, bet dar ateina iš tų, kurie jau buvo prieš tai. Ir nuo 14 iki 18 jau labai daug veikia draugai, jau daug veikia tų vaikų socialiniai ryšiai. Dažnai atsiveda draugus ir šiaip pastebėta, kad mes savo veiklą darome draugovėmis, tokiais lygmenimis, tai draugovė yra ta grupė, tai pavyzdžiui, Panevėžio mieste draugovės kūrėsi aplink gimnazijas arba aplink mokyklas. Tai jeigu klasė labai susibendravus, tai jie sako, čia labai gerai ir davai varom visi pas skautus. Tai čia irgi pasimato tas dalykas, kad pereinama tas jaunimo autoritetas į jaunimą. Tai jie ir pradeda žvelgti. Tai irgi skautuose pasibėjom pas mus pastebėm tokius skaičius demografinius kitimus, kad pas mus mažėja, mes sakom, brolių, tai tiesiog vaikinų. Bet pasibėjom dėl to, kad mes tose vietose, kur prarandam vaikinus, tiesiog nėra vaikinų vadovų. O kai jų yra, daugiau įsilieka. Tai čia irgi tokia tendencija, bet irgi tas pavyzdys, kad skautai vis laik kaip iš idėjas, nors dabar daugiau įsivaizduojame, kad yra tokia sena mokytoja vadovė ir maži vaikučiai, bet iš Roberto Baden-Pavelio idėjos sakė, kad yra vyresni broliai ir turi ugdyti savo jaunesnius brolius. Ir tas pats su skautėm, kad jaunimas turėtų ugdyti jaunimą ir kai yra tas ryšys, tada jis įsilaiko. Tai gal čia atsakymas ir į tyrimą, Jonai, kad trūksta jaunų lyderių ir dėl to
Nėra įsitraukimo. Na, manau, kad šitas tyrimas ir jaunimo nevyriausybinėm organizacijom ir atviriem jaunimo centram ir lyderiam jų bendrai turi daug ką pasakyti, bet būtent mes tyrime irgi klausim, tai tada tie, kurie įsitraukė, iš kur jie gavo informaciją arba kas paskatino juos įsitraukti, tai buvo labai įdomu atrasti, kad 40% žmonių, kurie įsitraukia į kažkokias veiklas arba bent jau žino informaciją ir turi tą informaciją apie nevyriausybinės organizacijas ir jaunimo centrus, gavo tai iš mokyklos. Tada kiti 30% yra iš socialinių tinklų, tada yra 15% iš draugų artimos, iš draugų, tokios rato socialinio, ir tada yra tenais beveik nepilni 5% iš šeimos, iš tėvų. Ir ten dar toliau mažiau. Supratau. Dabar mes pabandykim prisiminti, kad esam vaiko teisių gynėjų tarnyboje ir pabandykim kažkaip atskleisti, kuo yra svarbu, gal per pavyzdį, dalyvauti apskritai popamokiniai veikloje. Nes ką aš taip staigiai prisimenu, kad yra kokia nors Islandija, kuri, tarkim, jaunimo narkotikų problemą sprendžia didindama popamokinį užimtumą ir tiesiog jį labai labai stipriai suėmus į rankas. Kokius nors prisimenu akademikus, kurie sako, tie vaikai, tie studentai, kurie ten dalyvauja šauliuose arba skautuose, ateina visada labiau motyvuoti ir geriau ten studijuoja ir lengviau su jais dirbti. Kuo iš vis yra naudinga tas toks popamokinis užimtumas? Ar vaiko teisių gynėjai, pavyzdžiui, pastebi, kad jaunų žmonių, kurie dalyvauja įvairiose visuomeninėse veiklose, jų šeimų ir jų pačių skambučių, tarkim, į vaiko teisės yra mažiau negu tų, kurie niekur nedalyvauja. Na, čia toks klausimas sudėtingas, nes tokios statistikos nėra. Bet praktika gali. Kadangi seniai dirbu šitoje tarnyboje ir šitose pareigose, tai galiu pasidalinti savo pastebėjimais, ir kurie tokie yra dažni gana. Tai nėra visada susiję, nes kartais šeimoje labai daug problemų, jos labai gilios ir įsisenėja, tačiau vaikai noriai dalyvauja visuose būreliuose, turi nemažai pasiekimų, įvertinimų, diplomų, kartais net ir apžiūrim kartu ir medalių. Ir ką tai duoda? Jeigu šeima yra pažeista, emociškai pažeista, vaikai dažnai praradę stiprų ryšį su tėvais, netgi vengia būti namuose, kad mažiau streso ar pavojų patirtų. Tai popamokinė veikla yra labai didelė emocinė atrama. Dėl to, kad vaikas jaučiasi saugus, priimtas, gauna dėmesio, kyla jo savivertė, nes turi pasiekimų, girdi komplimentų iš savo vadovų, pavyzdžiui, sporte, ar sekasi ar ne, tokio paskatinimo teigiamo. Ir tas ryšys padeda vaikui emociškai nepalūžti. Ir kartais tikrai šeima būna be galo pažeista, o vaikai, bendraujant su jais, ir draugų turi, ir puikiai mintis reiškia, ir labai daug, turi tokių apskritai protingų minčių apie gyvenimą, toks vidinis pasaulis labai išplėtotas, gilus. Ir kai paklausiam, kas yra atrama, tai labai dažnai ir būna kažkokia tai veikla. Ten būna dažnai tos veiklos atstovas, ar mokytojas, ar treneris, kuris dalinai perima rūpestį vaikų, kaip jaučiasi, dažnai mato, pakalbina. Tai yra tas labai toks teigiamas poveikis vaikui, vaiko emociniai raidai, vaiko atsparumui. Nors mes turbūt negalim žinot, ar tų labai, kaip jūs sakot, giliai pažeistų emociškai šeimų ir vaikų, juose augusių pažaida kažkaip vėliau neatsiskleis, bet čia turbūt šalutinė potėmė. Kad atsiskleis, greičiausiai atsiskleis. Tai rodo visi tyrimai. Aš nekalbu, kai būna ypatingai reti atvejai, kai vaikas labai disfunkciniai šeimoje, labai pažeistas, tikrai galima būtų turbūt kažkokį kraupesnį filmą sukurti, kaip girdi jo istoriją. Ir emociškai labai stiprus. Ir labai brandus.
puikūs socialiniai įgūdžiai, mokslo pasiekimai geri, bet tokių, aišku, būna mažai. Ir kas tame vyksta, tai yra būdas išgyventi. Vaikas rado tokį būdą išgyventi, kad nereiktų alkoholio vartoti, kažkokių psichoaktyvių medžiagų, kad nereiktų save žaloti, kas irgi labai yra dažnai ta emocinė išvyka. Tai rado būdą, kaip išgyventi ir tas būdas veikia. Tai vaikas dar daugiau įsitraukia ir tikrai įsitraukia į tą tokį pasiekimus, į bendravimą, į knygų skaitimą, į buvimą visuomenėje, draugų susiradimą ir tai jam padeda išgyventi. Kad apskritai nebus jokių, nes labai dažnai jau suaugus atsiranda, pasimato visos žaizdos, kad ateityje neiškils kažkokiu emociniu sunkumu, gali iškelti jau suaugus nerimas, nesaugumo jausmas, galbūt labai artimų ryšių gali atsirasti nepasitikėjimas, taip kad visai nepažeistų. Aš abejoju, nekalbu, kur tikrai būna unikalūs, tokie skirtiniai atvejai, bet tai rodo žmogaus unikalumą. Žmogus yra be galo unikalus ir joks mokslas, nei psichologas, nei psichiatras negali griežtai jo įsprausti į rėmus, tai yra labai daug unikalumo ir nepaskaičiavimo. Labai įdomu. Jonai, jūsų matymų ir vertinimų, kokias problemas popamokinė veikla gali išspręsti, padėti? Aš dar, nežinau, bet labai norėčiau galėčiau atsakyti šitą klausimą, bet labai trumpai norėčiau sureaguoti. Jo, kad kas čia buvo pasakyta, šiaip skautai yra mano motininė organizacija ir aš pradėjau savo kelią nevyriausybinės organizacijų būtent nuo skautų. Tai paskui galvojau, kodėl aš čia taip padariau, kodėl man apskritai buvo tada 8 klasėje svarbu įsitraukti, dėl to, nes tada, kaip aš pats mačiau, tai buvo aplinkui daug abejingų žmonių, kuriem buvo dzintos problemos, kurios yra aplinkoje ir atrodo, kad labai paprasta žmonių tarpe, kurie nori keisti ir kurie nori kažką sukurti gražaus, padaryti tuos dalykus. Tai yra, paimti ir padaryti. Labai įdomus dalykas ir va čia labai būtų įdomus ir psichologinis toks komentaras, ką aš matau kaip organizacijos vadovas, kas mane neramina. Ir tai yra kartu ir mūsų tyrimo viena iš problemų, kuri pasimatė, ką būtų galima spręsti, ką patys mokiniai sako, kad būtų galima spręsti. Tai yra būtent leisti mokykloms užskaityti socialinės pilietinės valandas už savanoriavimą nevyriausybinėse organizacijose. Nes dabar tie žmonės, kurie veikia nevyriausybinėse organizacijose, tai jie turi tada dar atsiras kažkokią papildomą veiklą, kad tai užsiskaitytų kaip socialinė pilietinė veikla. Kur nors yra taip, nežinot? Tai yra šiek tiek mažiau negu 50% mokyklų vis dar skaičiuoja, kad nevyriausybinės organizacijos mokyklos išorėje iš principo nėra nei socialinė, nei pilietinė veikla. Nors Švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos kaip tik turi mūsų nevyriausybinės organizacijas mokykloms pateikusios, kad tikrai verta ir tikrai socialinės pilietinės veiklos. Gal galėtume dar priminti klausimą? Mano bendresnis klausimas buvo apie tai, kas jūsų matymų ir painiai irgi tą patį užduosiu. Kokias problemas, gal emocinės arba nebūtinai emocinės jaunų žmonių gali padėti arba net ir apsaugot nuo jų iš anksto dalyvavimas, kad ir moksleivių sąjungoje, kad ir skautuose, kad ir būrelių lankymas apskritai. Popamokinė veikla tai bendriau turbūt įvardinsim. Aš suprantu, kad ne tas yra jūsų konkrečiai tyrimo objektas, bet per savo prizmę, kaip atsakytumėte. Tai gal šiek tiek net ir susiečiau su savo pirmo atsakymo dalim. Tai yra, kad tu nesijauti vienas. Tu jautiesi, kad kažkam daugiau apart tavęs rūpi ir kad tu gali su kažkuo kurti. Nes kai tu jautiesi vienas, tai tu jautiesi bejėgis ir tada tau norisi nuleisti rankas ir nežinau, emigruoti, išvažiuoti, užsidaryti savo burbuliuke, atsirasti žmonės aplinkui save panašius ir tada visiškai atsiriboti nuo likusios bendruomenės dalies. Ir mano supratimu, tai yra liūdnas reiškinys, jeigu taip vyksta, ir manau, kad taip vyksta. Ir ką mūsų dar šitas tyrimas parodė, tai kad iš tikrųjų žmonės, kurie įsitraukia į jaunimo nevyriausybinės organizacijas, tai jie visi ir aktyviai jose veikia, tai jie visi vertina savo įgūdžius, tos paprasčiausios kompetencijų įgūdžius, kuriuos jie įgyja, kurie padeda jiems visą laiką tada profesiniam kelyje, labai teigiamai. Ir visi visą laiką grįžta į tą savo momentą, kai jie jauni buvo nevyriausybinėse organizacijose ir sako, kad aš tiek savo profesinį kelią galėjau pasirinkti žymiai tiksliau, aš sutikau krūvą įvairių žmonių, su kuriais galėjau pabendrauti, pakalbėti ir suprasti, kaip apskritai žmonės skirtingi atrodo, kaip jie mąsto, kaip jie galvoja. Aš tada galėjau, dauguma atranda ir meilę nevyriausybinėse organizacijose savo 1, 2, 3.
ir iš tikrųjų supranta savo pačio vidinį pasaulį, savo vertybės ir ką nori su savo gyvenimu daryti. Tai ir emocinė branda ir viskas su to ateina. Tai yra patirtis, praktika. Tai aišku, visą laiką yra savanorystė, už tai niekas nemoka, bet jeigu žiūrime į mūsų tyrimą ir klausim mokinių, tai kas padėtų jums įsitraukti, kas paskatintų, sako visą laiką kažkoks atlygis. Tai aš manau, tie įgūdžiai, ta emocinė branda, tas toks aiškumas apie gyvenimą yra dalis atlygio, bet kartu ir yra tie papildomi balai stojant į aukštasis mokyklas 0,25 arba socialinės pilietinės veiklos, kurios padėtų. Vainiau, koks didžiausias atlygis atrodo jums skautuose, dalyvaujant aktyviai? Yra keli dalykai, paantrinčiau apie tą naudą prisijungimui į darbo rinką, kai reikia. Pastebėta iš istorijų, kai mes jau vyresni skautai susėdam, pamendraujam, kaip sekas, jeigu einam į praktiką arba duodant į darbo vietas, ar mes parašom, kad esam skautai. Ir jis sako, kai kurie įrašo, sako, ir kai rašo, darbo pokalbį kažkaip lengviau kalbasi, jau geresnis požiūris. Tai mūsų atveju, kai esi skautas, geresnis požiūris yra. Nors ir iš kitos pusės yra atsakomybė, kad turi išlaikyti, tai kiekvienas turi atsakomybę. Tai čia iš išorės, o iš pačių, iš vidaus, kas teikia ten daugiausiai? O iš vidaus, tai pagrindė, kad ir kokia mūsų ta labai stereotipiška veikla, kad mes varom į miškus, darom žygius, bet tas komandinė veikla ir tie socialiniai įgūdžiai ir iš to ir susidaro, nes ten pas mus yra pagrindinis vienas metodas yra kad learning by doing, tai mokomės darant. Tai žmonės kartu veikia, žino, kaip reikia bendradarbiauti, kaip reikia komunikuoti, kaip reikia organizuoti, nes pas mus yra ir tai, kad 16-mečiai organizuoja stovyklas. Tai ir dar jaunesni, turėčiau pridėti. Tai tie įgūdžiai, tie, kurie pereina, jie yra baziniai profesiniai įgūdžiai, jie nėra tie specialybės, bet jie labai gerai padeda, kai žino, kad žmogus jau gali gaudytis darbo aplinkoje. O dar iš vienos pusės, manyčiau, kad labai didelės tos naudos yra, kai ta organizacija susideda iš didelio diapazono amžiaus grupių, kur irgi, kaip minėjau, kiekvienas gali mokytis iš kiekvieno. Ir galiu pasidalinti iš mano perspektyvos, mano matymo, kad kai kurie šiuolaikiniai visuomeniai, jeigu seniau tėvai perduodavo tą patirtį apie gyvenimą, apie santykius, apie viską, kas yra tas gyvenimas, šiaip pastebiu iš pažįstam, kad dažniau tiesiog tai atiduoda švietimo sistemai, kad tu mokyklai paaiškins, taip toliau. Ir tos sunkesnės temas daug geriau ne kaip klasėje sėdi yra išpasakojimas, o kai tu gali paklausti iš žmogiškas patirties, kur tau gali ne kaip mokytojas ateis dar kažkoks autoritetingas. Bet duokim pavyzdį tokios temos. Kas tai yra? Ar mes, pavyzdžiui, čia galim kalbėti apie kokį lytiškumo ugdymą, kurio irgi trūksta mokyklose? Gerai. Pavyzdžiui, moksleiviai patys organizuojasi savo regioninę konferenciją ir, jiem reikia ten 3 dienos, reikia, kad būtų maitinimas, tam reikia finansų. Finansų niekur nėra, jie patys turi susiorganizuoti tos finansus. Tai tada jie skambina, susirenka sąrašą vietos įmonių, jie atsiranda vadovų numerius, jie skambina, prieš tai parašo laiškus, formalius, gražius, tvarkingus, tačiau yra laiško rašymas, komunikacijas su visiškai nepažįstamais žmonėm. Tada jie, palaukia valandą, 2. Jie skambina tada telefonu įmonės vadovui ir sako, laba diena, mes tokie ir tokie moksleiviai, organizuojam tokį ir tokį renginį, tokia ir tokia tema, mums reikėtų pagalbos, mes prašom 50 eurų paramos maitinimui. Ir jie gauna 3 raidės keiksmažodį, viso gero daugiau neskambink. Tai mokiniui tokia patirtis apie gyvenimą yra neįkainojama. Ta prasme, jie tada supranta iš tikrųjų, kas yra kas, jie supranta, kaip yra sunku kažką padaryti, kažką gražaus sukurti ir kai jie patys tai padaro savo rankomis, jie įvertina, kad jie gali padaryti visiškai bet ką ir jie tada savim patikė. Bet tai gali atnešti ir nusivylimą galimybę ir tokio iš anksto pasipiktinimo, kaip veikia viskas pasaulyje. Aš gal ir čia turiu tokią kontroversišką nuomonę, kad
kad mūsų kartos, kad ir kaip sakytų, kaip mes skiriamės tik dėl to, kad kokiam technologiniam kontekste egzistuoja. Ir toks įskirdamas, ir kaip ir mes nusivildavom, gerai, aš nesu toks labai senas, bet jeigu aš pažiūrėčiau, kaip mano koks nors tėvas susidūrė su sunkumais, ir jis ir jos praėjo, jam turbūt irgi skaudėjo. Ta reikėtų pamastyti, kad mes žmonės, nėra tokio skirtumo. Bet kai mes jau duodame stigmą, kad jie yra alfa karta bus, kad ji bus silpnesnė, kad ji neišlaikys dėmesio ir kai nebus to vėl pastumimo, bus tai, jis negali, tada ir mes, ką padarome, tiesiog tas procesas taip akumuliuojas, kad mes žiūrim į juos tai, kad jie yra nepajėgus, tada neleidžiam jiems to įrodyti ir kadangi jie to neįrodo, jie gaunas ir yra nepajėgus. O kai iš esmės, kai duodi paskambinti ir ieškoti finansinės paramos ir pasako ne, ir tada yra vadovas šalia, kuris pasako, dabar ne taip pasako, kad tu blogai padarai, bet tu pabandyk kitaip padaryti, kai yra suaugusių palaikymas, tai tada gali praeiti tuos iššūkius. Taip, čia labai svarbus momentas, kurį jūs sakot, ir man norisi Giedrės čia irgi klausti, nes atrodytų viena vertus, taigi visais laikais tai buvo, visi žmonės labiau idealizuoja savo jaunystę ir atseit viskas visada jų laikais būdavo geriau. Ir aš įsivaizduoju, kad visais laikais visi vyresni žmonės, kokiais nors atvejais, tuo jaunimu nusivilia, arba bent jau šneka, kad yra nusivylę, ar kažkas pakalba. Tokio fono turbūt visada būdavo. Ar tikrai yra taip, kad jisai mums toks žalingas, Giedrė? Nusivylimo jausmas. Tai toks, nežinau, šiokio tokio jaunų žmonių juodinimo fonas. Toks fonas, kad tarsi vyresnioji karta nelabai mėgsta, nuvertina jaunesnėje kartą. Šitas fonas yra žalingas, čia be abejonės 100% žalingas, netgi, sakyčiau, abiem pusėm žalingas. Dėl ko? Dėl to, kad jauni žmonės, jeigu jie jaučia tokią kritiką, nuvertinimą, tai vienas dalykas, jie gali patikėti, kad tai yra tiesa. Jeigu patikės, tai greičiausiai emocinė izoliacija, uždarumas, maištavimas ir daugybė emocinės sveikatos problemų. Gali būti kitas variantas, kad tiesiog atsiribos ir pradės ignoruoti vyresnėje kartą. Iš čia irgi kyla labai didelė problema dėl to, kad praras galimybę semtis patirties iš vyresniosios kartos. Ir tai irgi yra pavojinga. Kitas dalykas, jauni žmonės, jie mokosi iš savo patirties. Ne tik jauni, ir vyresni žmonės. Vyresni gal labiau geba dar ir iš kitų, bet būtent jaunesniems žmonėms savo patirtis yra labai svarbi. Ir jeigu jie jaučia, kad vyresnioji karta, suaugusieji gali juos kritikuoti, nuvertinti ir laikytis stereotipų, būtent, kad jaunoji karta tokia išlepinta, tinginiai, gali tai nuimti tokį norą bandyti. Kūrybiškumą tai gali slopinti, gali atsirasti perfekcionizmas arba baimė suklysti, kas tikrai gyvenimo eigoje kelia labai didelių problemų, žmonėm jau suaugus. Gerai, bet ką jūs pasakytumėte dabar, pavyzdžiui, kokiai nors, nežinau, mamai, kuri visą gyvenimą turėjo 2 dukras, jas nuolat viena su kita lygino, kas irgi iš esmės yra nuvertinimas. Ir dabar jos kažkaip užaugo, kažką veikia. Ir ta mama, žiūrėdama į jas, sako, jūs tai kažkaip užaugot, kaip jau ten mes juos beauginom, nemotyvuodami. Koks čia galėtų būti atsakymas? Kad užauga, tai žmonės užauga, net ir kritiniu atveju užauga. Ir karo metais užauga ir auga, tai čia nėra atsakymas. Labai svarbu galvoti, o kokias sąlygas mes sudarėm užaugti kūrybiškam, stipriam, jautriam, empatiškui, žmogui, kuris geba pasirūpinti ir savim, ir kitais, kiek mes sudėjom tam pastangų. Ir kiek apsaugom nuo gilių emocinių sunkumų suaugus. Dažnai klientai, kurie kreipiasi suaugę pagalbos pas psichologus, suaugę vyresniam amžiui, 40 metų, 50, 30 metų,
labai dažnai širdis ir esmė visų sunkumų būtent ir slypi, kaip iš santykio su tėvais, kaip juos priėmė. Jeigu labai kritikavo nuolat tėvai, tai gali būti depresijos polinkis, uždarumas, nepasitikėjimas savim, labai tokie reikalaujantis tėvai, arba gali būti perfekcionizmas įsivystęs, kas dažniausiai yra kelias į perdegimą, į depresiją ir yra labai pavojingas reiškinys. Tai koks yra tada tinkamiausias būdas, aš suprantu, kad čia nesusakysim visų formuluočių tinkamų, bet tokį bendrą momentą, kaip suaugusiems žmonėms reaguoti į šiuolaikinį jauną žmogų ir jo pasirinkimus. Tarkim, jisai sako, aš nenoriu studijuoti, mečiau šitą galimybę kol kas, po 12 klasių aš ten važiuoju pakeliauti, o tu jau taip svajojai, kad ten tas tavo vaikas būtų medikas, teisininkas arba kas ten aukščiausiai sąraše. Kaip reikia priimti jauną žmogų su visa jo esme, kad nepridarytumėm nesąmonę? Kaip reaguoti, kad ir nepažeisti ryšio tarpusavio, kad ir neleisti kažkaip per daug nuklysti. Ir tai yra sudėtingas klausimas. Kas gali padėti šitoj situacijai, tai yra nuoširdus smalsumas. Klausti jauno žmogaus, o ko tu išmoksi toj kelionėje? Ar ten savanoriausi, ar dirbsi, koks yra tikslas, kaip tu gali išnaudoti patirtį. Tai tas nuoširdus smalsumas padeda jaunam žmogui susimastyti pačiam ir galbūt padeda, tą ryšį tokį gražų išlaikyti. Kas yra labai svarbu, tai neprimesti savo baimių. Jeigu ar tėvai, ar seneliai nerimauja, kad dabar vaikas nesimokys niekada, sugadins gyvenimą, tai yra, reikia suprasti, kad tai yra mano baimė ir aš neprivalau to permesti ir net neturėčiau, tai yra mano asmeninė, tai labai yra svarbu tai pastebėti. Kitas dalykas, ta mintis ir tas priėmimas, kad laikai pasikeitė, irgi labai svarbus vyresniai kartai, kad laikai pasikeitė ir technologijos, ir vertybės, ir įprastas gyvenimo ritmas, ir tai nebūtinai gali būti blogai, tai nebūtinai gali būti žalinga. Ir svarbu ir jaunam žmogui leisti ir parodyti, kad nuoširdžiai tavim domiuosi, aš tave palaikau, tave bandau suprasti. Tai tas būtent atvirumas, pagarbus bendravimas padeda jaunam žmogui būti atviresniam ir netgi labiau reaguoti vyresniosios kartos pastebėjimus, mintis. Apskritai santykių kuria iš dviejų pusių. Tai nėra, kad tik vyresnioji karta su jaunesnėje, bet ir jaunesnioji karta irgi turėtų stengti su vyresnėje karta megzti ryšį, nes ryšys mezgamas iš dviejų pusių. Tai reiškia, kad jaunesnioji karta, jaunesni žmonės galėtų ir būtų labai gerai, jeigu įtrauktų į savo pasaulį, supažindintų su technologijom, su savo mintim, su naujausiam tendencijom, nes kartais vyresniai žmonės, kad ir nori užmegzti ryšį, kartais nežino, kaip bendrauti, kokią bendravimo formą priimti. Tai svarbu, kad būtų tas abipusis noras ir toks pagarbus priėmimas. Tai girdžiu, kad smalsumas, bet palaikymas irgi, bet turbūt tam, kad tas palaikymas atsirastų, tas smalsumas irgi yra svarbi sąlyga, nes ką dažnai, pavyzdžiui, girdžiu irgi įvairiuose interviu ir pokalbiuose, kad žmonės, kurie emociškai jaučiasi stabiliausi, tai yra tie, kurie vaikystėje sulaukia palaikymo iš savo tėvų. Čia nieko labai neprikursi. O ką jūs, Jonai, pasakytumėt suaugusiems, koks yra pagrindinis lūkestis ir prašymas iš jų palaikymo atžvilgiu? Tai bent jau mano lūkestis, aš čia šiandien šitam kontekste kaip Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas, tai Lietuvos moksleivių sąjungos visai yra esmė, kad mokiniai nori labai turėti bent jau kažkokią kruopą, ką sprendžia patys. Ir jeigu jie bent jau kažkiek jaučiasi, kad jie savo likimą stato arba gali nors kažkiek pakeisti savo kasdienybę arba savo būvį, valstybę, šeimą, bet ką nors kažkiek prisidėti, tai jie tada jaučiasi įgalinti ir jaučiasi gerai ir jie tada yra žymiai labiau linkę išklausyti, ateiti į tą dialogą ir su vyresniais žmonėmis ir paklausti, o tai kaip buvo jūsų laikais, nueiti pasidomėti mokytojų kasdienybę, nes mokytojai irgi visą laiką per pamokas dėl savo krūvio nori, dėl savo streso visokių situacijų nori pasipasakoti, jie irgi yra žmonės ir kai kažkaip pradeda žiūrėti į jauną moksleivį žmogų, kaip į žmogų, tai tada ir tikrai atsidaro galimybė, kad ir mokinys, jeigu jis gerai jaučiasi namie, kitose savo aplinkose ir į mokyklos bendruomenę, vieni kitus mokiniai pradės žiūrėti kaip į žmonės, nes mokiniai
tarpusavį patyčių padaro labai daug, tuos mečiau atskira tema, bet labai daug. Tai ir mokytojai pradėjo žiūrėti kaip į žmogų, ir į direktorių, ir į ten sprendimų prieimėjus, ir į seniorus, ir į visą bendruomenę. Labai ačiū. Vainiau, ką jūs dar turit pridėti? Galit pakartot klausimą. Suaugę, kaip jie turėtų visgi reaguoti į šiuolaikinį jauną žmogų, kad jo neužsklęstų, neįbaimintų, kad paliktų norą bandyti dar, kaip čia mes sakėm? Aš duočiau kelis patarimus. Iš evoliucinės psichologijos yra tokia viena perspektyva, kodėl paaugliai maištauja. Ir viena yra perspektyva tokia, kad dėl to, kad tai seniau buvo mechanizmas, kad žmonės keliautų, susipyksta su savo šeima, su savo to artima aplinka, kuris davė tas vertybės arba tas status, kokį jis norėjo priimti. Ir jis to laikotarpiu, kai lytinė branda eina į kitą vietą, čia toks, galbūt genetinė diversifikacija. Čia jau daug atgalio. Jo, čia daug labai toks mechanizmas, bet ką reikėtų daryti tokiu atveju, tai jeigu tėvai su jaunesniais neranda to bendros kalbos, tai reikėtų pasirūpinti suaugusiais, su kuriais tas jaunuolis randa bendrą kalbą, kad jis turėtų tuos autoritetus. Tai tėvai turėtų kur vienu momentu suprasti, kad turbūt jų neklausys ir man atrodo daug kas ir patarė, kad jis su jumis maištaus. Skyrimo laikotarpis paauglystėje, natūralu. Jo, tai reikėtų tuo metu pasirūpinti, kad būtų kažkokie kiti asmenys, kurie irgi prisidėtų prie to ugdymo, kad būtų tas autoritetas. Tai popamokinė veikla čia puikiai ir tinka. Jo, ir suaugę žmonės, kurie gali palaikyti ir kurti tą ryšį, ir kurti tą pasitikėjimą. Yra, ir jau čia bus paskutinis momentas, klausimas pasiekęs vaiko teisų tarnybą anksčiau. Kiek įtakos šeimos pasirinkimui leisti vaiką į popamokinę veiklą turi kaina? Gal papasakokit apie veiklas jaunimui įsitraukti, kurios nebūtų, pavyzdžiui, ne visiems pasiekiamos. Man atrodo, kad tada čia gal skautai. Ir yra tas atsakymas, ar visgi skautuose yra kažkoks nario mokestis? Skautuose yra nario mokestis, bet jis nėra didelis. Kuklus. Jis kuklus. Kuo daugiau skautų ateina iš šeimos, to nario mokestis mažėja, irgi šitą galiu pridėti. Dabar irgi pokalbio įkarštėje, dabar neatsimins, bet man atrodo 17 eurų nario mokestis. Per mėnesį ar per metus? Per metus. Ir mūsų veiklos yra tokios, kadangi mes einam į miškus, darome žygius, darome kitokias veiklas, dažnai ieškome tai, kad kažkas paskolintų patalpas ar kažką nuvyktų. Tai mūsų veikla yra labai finansiškai įtrauki, kad mes galim priimti žmonės iš viso finansinio diapazono, o po to tokie dalykai, kad uniforma, kaklaraištė, turbūt vadovė, reikės galbūt batus investuoti, bet čia toks judėjimas po truputį ir kiek tu nori, tiek ir investuoji į tą laikotarpį. O Giedrė, tada čia pasakykim, ar teisingai sako Vainis, kad jeigu suaugęs mato, kad nesusikalba su, pavyzdžiui, savo vaiku, tai tada pastiprinti ryšį su tais suaugusiais, kurie jam būtų autoritetas, yra geras kelias, tarkim, popamokinė veikla. Kritinio atveju, jeigu nėra kitų išeičių, tai yra geriau negu nieko, nes vis tiek tėvai turėtų būti autoritetai vaiko atžvilgiu, tai neturėtų būti kaimynas, neturėtų būti mokytoja. Jeigu tai neįmanoma ir tėvai su vaiku niekaip neužmesga ryšio, net sudėjus visas specialistų pajėgas ir psichologus, ir socialinius darbuotojus, taip, vaikas vis tiek tada turėtų turėti kažkokį autoritetą. Bet jeigu autoritetas yra labai stipriai ne tėvai, ne tai, kad truputį ne tėvai, kas yra tikrai normalu paauglystės metais, tai yra negerai. Dėl ko? Dėl to, kad vaikas pažįsta save ir pasaulį pagal ryšį su tėvais. Ypač pirmaisiais metais. Ir jeigu šitas ryšys pažįstas, pavyzdžiui, tėvai labai valdingi, arba tėvai abejingi, nes daug dirba, arba tėvai turi psichikos sunkumų, arba tėvai alkoholį kasdien vartoja ir visai neprognozuojame, tai vaikui tokia idėja, turbūt ir visą gyvenimą labai sunku pakeisti, kas vyksta pirmaisiais metais, kad
aš pasauliu nereikalingas, pasaulis nesaugus, aš esu menkesnis nei kiti. Ir šitą idėją, netgi turint labai daug diplomų, netgi aukštas pareigas turint, labai yra sudėtinga pakeisti. Tai tėvai turėtų nepamiršti, kad, bet kad ir vyks konfliktai, kad ir maištaus paaugliai, kas yra normalu, autoritetas visada turėtų išlikti jeigu jie nori sveiką žmogų, užauginti emociškai sveiką, psichologiškai sveiką. Jonai, paskutinis momentas dėl nemokamų būrelių. Dėl nemokamų būrelių, tai apie pačią Lietuvos moksleivių sąjungą, tai galiu pasakyti, kad aš irgi manau, kad mes esam pakankamai finansiškai įtraukus, pas mus nėra jokio narystės mokesčio, tai tiesiog mokiniai patys išsirenka savo atstovus, mokyklos lygmenį, viską, ką mokiniai susigalvoja organizuoti, kokius renginius, kokias veiklas, kokias varžybas ir taip toliau, turi visą spektrą pasirinkimų. Tai tada jie patys turi problemą, iš kur gauti finansavimą. Tai dažniausiai arba jie rašo projektus, arba jie ieško finansinės paramos, lygiai taip pat ir nacionalinių lygmenių. Jeigu Lietuvos moksleivių sąjungoje vyksta kažkoks renginys, tai jie atvažiuoti, susimokėti dalyvio mokestį ir transporto išlaidos dabar jos yra žymiai mažesnės, perpus mažesnės tarp miestų viešuoju transportu nuo balandžio 1. O šiaip aš nelabai girdėjau, kad kažkokios kitos nevyriausybinės organizacijos turėtų ten kažkokius labai didelius dalyvio mokesčius ir visos yra tikrai labai įtraukios ir atviros. Manau. Dar vieną dalyką turiu, čia norėčiau pridurti, toks patarimas visiems tėvam, kas man labai suveikė. Mano tėvai man ir seneliai sakydavo visą laiką, kai aš sugalvodavau kažkokią nesąmonę, jeigu tu taip galvoji, tai gerai, padaryk, bet aš taip nedaryčiau. Ir viskas, ir leisdavo visą laiką padaryti tą nesąmonę. Kažkaip labai autoriteto atžvilgių padėjo mano ryšys su tėvais. Ar čia sulauksim psichologijos komentaro tas momentas, bet aš taip nedaryčiau, ar jisai nėra tas, kuris ir lemia, kad vaikas nieko Nebūtinai, tai yra labai subtilu, labai subtiliai, labai jautriai išdėstyta nuomonė, tikrai protingas sakinys, dėl ko. Jeigu pasakysit, čia pavojinga ar atsipeikėk, tai vaikas susidarys, net nepasakos, ką jis darys. Jeigu pasakysit, taip daryk, gali būti su atsakomybė problemos, gali vaikas nejausti, kad tikrai yra tai rizikinga ir žalinga. Tai yra labai subtiliai perteikti jausmai, duodant erdvę apsispręsti. Gerai, labai geras ir komentaras ir mes toliau visi įsivažiuojam ir norisi dar kalbėtis, bet teks staptelt, ką tikrai išgirdau, tai tokį visų paraginimą būti smalsiems vieni kitų atžvilgių, ar tai bebūtų jauni žmonės vyresnių atžvilgių, ar vyresni žmonės jaunų atžvilgių, tėvai vaikų, vaikai gal net ir tėvų, bet šiuo atveju mes tėvams atsakomybių jų nepamirškim priminti, nes kalbam apie vaikus ir jų teisės. Tai labai labai ačiū visiems, kad čia buvot ir kad pasikalbėjom. Su mumis buvo mobiliosios komandos psichologė, vaiko teisių gynėja Giedrė Starkevičiūtė, taip pat buvo Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas Jonas Trumpa ir Lietuvos skautijos įvairovės ir įtraukties skyrius koordinatorius Vainius Sarapas. Tai labai visiems ačiū ir ačiū, kad žiūrėjot. Visą įrašą galite susirasti vaiko teisių gynėjų YouTube kanale, bet kuriuo metu, jeigu jo dabar nepasižiūrėjote viso. Iki kitų susitikimų, aš Živilė Kropaitė su jumis atsisveikinu ir linkiu gražiai augti visiems kartu, vieniems kitus pažįstant ir pripildant vieniems kitų mintis, smalsumu ir tokiu palaikymu. Tai ačiū labai, iki.